Sveiki visi, taigi šiandien pakalbėsim apie rezonansinį įvykį nutikusį vakar Lietuvoje - droną virš Vilniaus. Atsekus chronologiją, kuri man pirmiausia mano akimis buvo, tai pirmiausia aš pamačiau postą iš Haroldo Mackevičiaus, kad esą girdėjo droną praskridus pro jo namus. Toliau pradėjus naršyti Facebooką ir ieškoti informacijos, pamačiau, kad yra įkeltas video iš anoniminio vartotojo su video. Šią informaciją pasigavo visi naujienos puslapiai, žiniasklaida ir visa kita ir pradėjo rutulioti visą šitą dalyką. Iš veiksmų buvo matoma, kad mūsų institucijos nežinojo apie tai, tiesiog iš žmonių visą tai sužinojo ir jeigu ne žmonių pagalba, būtų galbūt ir nieks nieko nesužinojo. Pagal informaciją, kiek randu internete, tai buvo Gerbera dronas, atskridęs iš Baltarusijos teritorijos. Gerbera yra kovinio Shahed drono imitacija, skirta suklaidinti radarams, kad galėtų praskristi koviniai dronai. Toliau po visų šitų informacijų prasidėjo ministrės šou, kas buvo labai įdomu ir juokinga, nes buvo iš pradžių teigiama, kad tai galbūt netgi kontrabandininkų balionas, nes labai buvo meteorologinės sąlygos palankios ir greičiausia tai buvo kontrabandinis, nors visi matė, kad tai tiesiog paprasčiausias dronas atskridęs iš Baltarusijos pusės. Toliau, kas man labai užstrigo, kas buvo paminėta, ir tai yra visiškai anekdoto verta situacija, kad yra pasakyta, kad galbūt tai buvo paleistas į Ukrainos teritoriją dronas, kurį Ukrainos kariškiai numušė ar ten sudegino smegenis ir jis atskrido iki Lietuvos. Galiu pasakyti, kad tai yra visiškai nesąmonė, nes Gerbera dronas yra bent jau Ukrainos armijos puslapį yra aprašomas, kad Gerbera dronas gali skristi iki 600 km ir tiek. Tai jeigu jį būtų numušę Ukrainos teritoriją, tai jam daskristi iki Lietuvos būtų buvę jokių šansų. Netgi jeigu imant šiandieninis teiginius, kad to drono jau Lietuvoje nebėra ar apskritai net nebuvo, tai jeigu dronas būtų paleistas iš Baltarusijos teritorijos, jis būtų laisvai nuskridęs iki Kaliningrado srities ir jo niekada nieks neberastų. Niekada ir neras iš tikrųjų. Bet šiandien ryte prasidėjo iš tikrųjų tikras šou ir netgi šito video būtų nebuvę, jeigu aš būčiau nepamatęs naujienos, ką pateikė institucijos, kariškiai ir ministrė. Kariškis, kariuomenės vadas teikia, kad yra tikrinamos visos versijos, kadangi tai gali būti tik feikas ir dezinformacija. Nes video pasidalino anonimas, šitų liudytojų informacija irgi tikrinamos ir labai keistos. Ta prasme, žmogus sako, kad tai yra nufilmuota greičiausia Ukrainoje. Turime įtarimų, kad tai nufilmuota Ukrainoje. Didžioji dauguma žmonių nematė, kažką tik girdėjo. O ministrės pasakymai tai yra, aš nežinau, tikiuosi, jį gaus auksinius svogūnus. Atsidarau Delfi ir matau, tai nėra keleivinis lėktuvas, tai gana nedidelis objektas. Turint omenyje, kad vakar oro sąlygos buvo ypač prastos, mes ėmėmės labai aktyvių priemonių. Kai prieš tai sakė, kad labai geros sąlygos,
ir galėjo būti kontrabandininkų balionas, šiandien jau sako, kad tos sąlygos buvo, pasirodo, blogos, o toliau tai buvo iš vis perliukai. Kur tas dronas yra? Ar Lietuvos teritorija, ar jis buvo ir jo čia nebėra? Ar jo ir nebuvo Lietuvos teritorijoje? Visos versijos tikrinamos. Tai yra realiai kaip buvo, bet nebuvo, matėt, bet nematėt. Greičiausia su motoroleriu kažkas nuo Baltarusijos kontrabandininkai pravažiavo pro Vilnių ir viskas. Toliau generolo paaiškinimas irgi seka, kad bent jau vakar jisai teigia, kad kažkokį tai reiškinį stebėjo dar Baltarusijos teritorijoje, bet kadangi tai buvo nedidelis ir jisai paskui pradingo ir nebežino, kur jis yra, tai šiandien buvo labai tikslus paaiškinimas. Mes realiai matėme taškus erdvėje. Norint pamatyti tašką, jį reikia identifikuoti ir suprasti, kas ten vyksta. Bet buvo tam tikrų požymių, kad galbūt tie objektai, kurie pastebėti dar Baltarusijos teritorijoje, galimai galėjo įskristi į Lietuvą, bet tai galėjo būti ir paukščių pulkas, debesis ar kiti meteorologiniai reiškiniai. Ta prasme, jūs įsivaizduojat, koks tai yra paaiškinimas, kai vakar buvo teigta, kad jie matė Baltarusijos teritorijoje ir pasirodo tik Haroldas Mackevičius, tiek visi kiti matė paukščių pulką arba tiesiog debesį. Aš pradėjau domėti šitą informaciją ir mačiau pas Šarūną Jasiulevičių, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau vardą, kad Ukrainoje yra labai gera sistema, kuri leidžia identifikuoti, koks tai yra dronas, ar jį numušti, ar jį paleisti, kad neįkvoti amunicijos visą kitą ir laiko pastangų visą kitą. Kiek suprantu, tai visas šitas dalykas yra labai paprastai paaiškinamas ir yra sistemos, kurios gali laisvai identifikuoti visą kitą, visus tos dronus ir visi viskam mato, tiesiog nenorima to daryti. Atsidarau Šarūno Jasiukevičius, jo, atsiprašau už iškraipimą. Ir šiandien jo labai yra įdomus tekstas parašytas. Visada tikrai nuoširdžiai ir iš paskutinių stengiuosi nekritikuoti mūsų kariuomenės, dievaži. Esu turbūt kokį milijoną kartų skandęs dantis ir tylėjęs, nes ten patriotas, pagarba valstybei, nereikia džiuginti priešų ir taip toliau ir panašiai. Pradžioje praneša, kad dronas stebėjo jam dar būnant Baltarusijos teritorijoje, paskui generalinis komisaras pasitelkė grybautojų pajėgas drono paieškoms. Jūs įsivaizduokite drono atskridusio iš priešiškos valstybės ieško grybautojai, nors yra pripirkta malūnsparnių ir visokių kitokių dalykų, bet rašo, kad policija pasitelkė grybautojų pajėgas, tikriausiai dabar bus grybautojų batalionas, įdomu, ką jie veiks žiemos metu. Ir toliau čia labai įdomiai dėstoma toliau, o geriausi, tai aišku, komentarai, tai tikriausia dabar reikėtų rinkti toliau pinigus ir nupirkti geresnį inventorių grybautojams, kad geriau ieškotųsi. Nežinau, kad čia reikėtų pradėti nuo batų gal, ar nuo kašikų, ar nuo peiliukų. Bet faktas, kad situacija yra gana rimta ir ką mes pamatėm, kad nieks nieko ten nestebėjo, nieks nieko nematė, tiesiog dabar yra pilstama iš tuščio ir kiaura ir čia kaip su situacija Kaune, kur nieks neaišku, nei kas, nei kur, nei kaip, nei kas. Žmonės su dirbtiniu intelektu pradeda dalintis visokiais memais, kur ten rado dronus, kur visą kitą. Tai yra cirkas, tai yra kažkas tai eilinis dalykas. Aš labai tikiuosi, kad žmonės nepaliks to ir išsiaiškins iki galo.
ir tikėkime, kad atsiras tas dronas ir bus matomas, kas tai buvo, kur tai buvo ir visa kita. Bet jeigu taip žiūrint, tai jeigu tai iš tikrųjų buvo dronas iš Baltarusijos, Gerbera, tai tikriausiai tokių dronų pradės daugėti ir labai panašu, kad tokių dalykų gali būti tikrai daugiau. Ir tikėkime, kad Lietuvos ta pati kariuomenė susisieks su tuo pačiu Šarūnu, kad įsivesim tas sistemas, kurios gali būti naudingos ateičiai, kad matys koks dronas, kas tai įskrenda, kaip visą kitą identifikuoti ir bus sukurta tikrai kažkoks tai padalinys, armijos padalinys, kuris dirbs su dronais, ne tik dronistų ten šaiką surinkti mėgėjų ir entuziastų, bet realią sistemą, gynybos sistemą, kuri iš tikrųjų matom, kad yra reikalinga. Taigi šiam kartui tiek, labai noriu ir laukiu jūsų komentarų apačioje ir padiskutuokim, ką jūs manote apie visus tos dalykus ir aš seksiu šitą informaciją ir jeigu bus kažkokios tai įdomesnės informacijos, pasidalinsiu. Taigi ačiū Jums, laukiu komentaruose ir iki.